Sveiki, su jumis laida Ekstremalios statybos. Kalbėsime apie dailylenčių degumą. Tiksliau ne tik kalbėsime, bet ir ekstremaliai veiksime. Eksperimentų metu degs mediena, plastikas ir pluoštinis cementas. Tai populiariausios apdailos medžiagos privatiems namams. Taigi pasižiūrėsime, su kokia apdaila mes galime būti saugus. Pasižiūrėkime. Iš karto imsimės ekstremalių sąlygų ir deginsimės su benzinu. Pasigrožėkime, kaip čia gražiai viskas dega. Sudega ar ne? Mes dažniausiai turim užgesinti židinį, kur yra pats kelimas ugnies, tą numalšinti. Ir mes kažkaip nefiksuojam, kad būtų ten dailylentė, dar kažkaip mes bandom prasibrauti kitos židinius ir užgesinti. Tai ar dailylentės plėšim atitinkamai kiek reikia, kad iki kitos židiniaus reikia. Ar tai būtų pas mus medis ar dar kas nors, įtarpsime, jeigu reikia daryti. Medis dega greitai, bet kvepia maloniai. Plastikas išsilydo, skleisdamas nemalonų kvapą. O štai cementas nei dega, nei kvapą skleidžia. Tokia ugnis būna negailestinga, tačiau ne viskam. Cementas yra ilgaamžis ir nedegus. Nėra ko lyginti su tuo, kas liko iš plastiko ir vis dar rusenančio medžio. Su jumis buvo Ekstremalios statybos.